Sveiki. Jeigu norite sutvarkyti failus, nuotraukas, dar ką nors, aplankalus, o ne taip būtų išmėtyta, kaip pas mane. Ir kad nereikėtų tampyti, taip po vieną. Spaudžiam ant pelės mygtuku, Arrange Icon by, Name, Size, Type, Modified. Name pagal vardą, Size pagal dydį, Type pagal rūšį, Modified pagal datą. Aš pasirenku, tarkim, pagal vardą. Ir kaip gražiai viskas sudėlioja. Toliau norime paslėpti kokį nors svarbius dokumentus ar dar ką nors ir kad niekas daugiau nepamatytų. Galima susikurti nematomą aplankalą. Spaudžiame ant pelės mygtuku, New, Folder ir parašome nematomą užrašą. Spaudžiame Alt ir suvedinėjame skaičių kombinaciją. Tai yra 0, 1, 6, 0. Štai. Ir padarė nematomą užrašą. Dabar telieka pakeisti aplankalo paveikslėlį į nematomą. Spaudžiame, pažymime kitaip aplankalą, Properties, Customize, Change Icon, atidaro naują lentelę, susirandame nematomą paveikslėlį, spaudžiame OK, Apply ir OK. Na štai, ir net nematome, kur mūsų aplankalas. Taip galime pažymėti. Atidarome ir kaip paprastas aplankalas galime bet ką įdėti, išimti. Aš jį dabar tiesiog ištrinsiu. Toliau galime pakeisti, kai kompas užmiega nuotraukėlę, ką nors rodo. Tai spaudžiame Properties, Screensaver ir štai ir pasirenkame norimą, tarkim, 3D Pipe. Spaudžiame Preview, kad pažiūrėtume. Štai, čia kai užmigs mūsų kompas, bus maždaug taip. Pajudinama pelytė ir dings. Aš pasirinksiu, tarkim, Bubbles. Atrodys taip maždaug. Čia kaip Windows Vistoj yra. Spaudžiame Apply ir OK. Štai taip atrodys, kai užmigs mano kompas. Jau rodžiu. Toliau, jeigu norime pakeisti nuotrauką darbalaukio, o ne šitus 3 vaikinus, kas čia net nežinau, spaudžiame ant pelės mygtuku, Properties, Desktop ir išsirenkame norimą paveiksliuką, tarkim tokį. Spaudžiame Apply, pažiūrime, ar mums tinka, jeigu tinka, spaudžiame OK. Štai tiek. Toliau, būna startai tokie, čia yra ant naujesnių Windowsų, kai yra, kaip sakant, jau geras. O jeigu jūs pripratę prie senesnių Windowsų ir kažkaip jums nemalonu toksai startas, spaudžiame ant starto šitos visos eilutės, Properties, Start Menu ir Classic Start Menu. Ir spaudžiame Apply ir OK. Štai turėtų pakeisti, na va ir pakeitė. Čia yra ant senesnių Windowsų maždaug toks. Taigi, ir kaip ir viskas. Štai tiek norėjau parodyti. Darbą kūrė Dominikas iš 11 A klasės.